žodį, suteikdama žodį mūsų aplinkos viceministrui, kuruojančiam ir aplinkos ir miškų klausimus, noriu viešai pasidžiaugti, kad po ilgo laiko turim šitoj pozicijoje žmogų, kuriam nereikia aiškinti miškininkystės ir gamtos pradžiamokslį, kuris įsigilinęs ir nuoširdžiai dirba šitoj srity. Tai Danai, dėkui pačiam už tai, tikrai nelengva pozicija ir mane stebina kartais pačio toks diplomatiška ramybė. Jeigu Aistė patyrus politikę jau moka, tai pačiam atėjus į politiką iš aplinkosaugos taip jau naujam, nėra tas dalykas toks paprasta. Tai tikrai malonu matyti, kai mūsų ministerija atstovaujama ir tarptautiniuose forumuose Dano taip kompetitingai. Na ir dabar tikėkime, išgirsim Daną iš pačio. Aš su Danu, kada kviečiau į asamblėją ir prašiau pasisakyti, tai sakiau, nešnekėkit apie bendrus dalykus. Pašnekam, ką mes galėtumėm kartu kaip miško savininkai, kaip asociacija, kaip bendruomenė prisidėti prie planuojamų gerų dalykų, gerų sprendimų. Tai gerbiamas Danai, dėkui, kad dalyvaujat ir dabar yra auditorija, žodis jums. O pasidalinti, manyčiau, galit ekranu, jeigu reikia. Taip, tai ačiū labai Algiui už pristatymą. Aš tada pabandau pasidalinti ekranu. Ir tikiuosi, kad man pavyks tuos skaidrės įjungti. Taip, tikriausiai matote. Sveiki, ačiū. Taip, tai visų pirma noriu prisidėti prie kitų, kurie jau pasisakė savo sveikinimais generaliniai asamblėjai. Džiugu 24 kartą, kaip suprantu, esate susirinkę ir iš tikrųjų, taip, ką Algis prašė pasakyti apie privačių miškų savininkų svarbą, tai privatus miško savininkai iš tikrųjų yra viena iš tokių stipriausių suinteresuotų grupių miškų sektoriuje. Iš tikrųjų, tas jų indėlis valdant vieną didžiausių Lietuvos turtų miškus yra labai svarbus ir ta privačių miškų savininkų įvairovė, kadangi jie yra tiek dideli, tiek maži, tiek vidutinio dydžio šeimos ūkiai, ta prasme, ne man tikriausia pasakot, kokie yra nariai jūsų asociacijai, bet jų yra įvairių ir iš tikrųjų jų įvairus miškų tvarkymas užtikrina tą įvairovę. Jeigu, pavyzdžiui, mes turim tos pačius valstybinius miškus, tai matyti visi valstybiniai miškai yra prižiūrimi labai panašiai. Tai įvairovė Lietuvos miškuose, skirtingų ūkininkavimo būdų, intensyvumų ir visų kitų dalykų atsiranda privačių miško savininkų dėka. Ir miškai, kaip žinot, jie yra vienas didžiausių Lietuvos turtų, didžiausi yra keliais aspektais, tai tiek ir piniginė išraiška. Miškai iš tikrųjų kainuoja tikrai nemažai, tiek ir gamtinė išraiška, tai yra svarbiausia Lietuvos ekosistema, tiek ir mums iš socialinės perspektyvos, kiekvienas žmogus turi savo kažkokį tai tokį, pavadinkim, sąlytį su medžiu, su tuo pačiu mišku. Ir miškai jau įrodyta daugelio tyrimų, kad iš tikrųjų yra ta vieta, kuri padeda sumažinti stresą, nusiraminti, atsigauti po miesto. Ir tas ryšys su gamta ir per miškus labai dažnai yra fiksuojamas ir tas ypatingai svarbu šiais laikais, kai mes turime ribotas galimybės keliauti, reikia dažnai būti nuošalyje. Tai iš tikrųjų miškai yra ta vieta, kur tai socialiniais aspektais yra labai svarbi. Ir be abejo, savas miškas, jis yra savai svarbus. Ir šitoje vietoje tas žmogaus santykis su mišku privačiam sektoriuje, jis labai išreikštas, nes iš tikrųjų tai yra daug kas. Tai suprantama ir ta socialinė atspirtis, tai yra tas žalesis indėlis, kuris yra padėtas, nežinau kam, senatvėj, vaikams, dar kažkam. Tai tas miškų sektoriaus vystymasis privataus, jis yra svarbus daugelypių požiūrių, tai kaip jau minėjau, tiek socialinių, tiek ekonominių, tiek ir ekologinių. O šiandien aš jau pereidamas prie savo pranešimo temos norėčiau vis dėlto pakalbėti aktualiais klausimais, kadangi taip kalbėjome su Algiu, kad norėtumėm pasilikti laiko ir diskusijai, tai norėtųsi būti lakoniškam, iš tikrųjų tų temų yra daug, kalbėti galima apie daug ką, bet šiandieną labiausiai norėčiau pakalbėti apie tuos pokyčius, kurie artėja, tuos pokyčius, kurie jau vyksta iš principo, tai yra susijęs su žaliuoju kursu, biologinės įvairovės strategija, klimato kaitos iššūkiais ir taip pat pakalbėti apie tuos sprendimus, kurie yra numatomi, pasakykim, artimai ateičiai, tai miškingumo didinimo klausimai,
kompensavimo už anglies kaupimą medyne ar dirvoje klausimai, taip pat klausimai susiję su saugomų teritorijų plėtra ir kompensavimu už šitos klausimus ir klausimai susiję su biurokratijos mažinimu arba naujų informacinių technologijų įsidiegimu. Ir be abejo, matyt, šiandieną vis tiek neišvengsime to, ką jau daugelis yra minėję, nacionalinio miškų susitarimo temos. Tai dar trumpai norėčiau apie jį pakalbėti, bet vis dėlto tikiuosi, kad apie jį mes daugiau diskutuosim, nes iš tikrųjų tai tas klausimas, nacionalinis miškų susitarimas, tai ta tema, kurioje dar gyvensim visą ateinančią vasarą ir matyt kažkiek tai rudens laiko. Tai trumpai priminsiu tiesiog, ką jau tikriausiai esate matę mano kitose prezentacijose, ar stebėję vyriausybės programoje ir ES darbotvarkėje, tai žaliasis kursas dabar yra aplinkosaugos tema numeris 1. Ir tas žaliasis kursas iš principo permasto iš pamatų, kaipgi turėtų veikti ekonomika, kaipgi turėtų veikti gamtosauga ir kokiegi turėtų būti šių dviejų polių santykiai. Tai tas siekis tapti pirmuoju neutralaus klimatui žemynu, jis iš principo reiškia tai, kad iš vienos pusės mes turėsime mažinti labai stipriai anglies išmetimus, tai čia aš kalbu apie pramonę, apie transportą, apie miestus, apie žemės ūkį. Ir tuo pat metu mes turėsime didinti savo ekosistemų gebėjimą tą anglį pasisavinti. Ir čia jau šito vietoje kalbu ir apie miškus, ir apie pelkes. Ir labai vienas svarbus aspektas, tai yra tai, kad istoriškai tos šalis, kurios valdė gamtinius išteklius, jos būdavo stipresnės, daug išteklių turinčios šalis buvo turtingesnės. Ir dabartinis matymas yra toks, kad iš tikrųjų mes turime gebėti atsieti ekonominį augimą nuo išteklių panaudojimo, tai yra turime žiūrėti kaskadiškumą, kaip turėti didesnę pridėtinę vertę iš tų išteklių ir panašiai. Klimato kaitos iššūkiai, tai kaip jau trumpai ir minėjau, kad iš vienos pusės mūsų ekosistemos jos saugo savyje anglį, naudodami tvariai tas ekosistemas mes anglį galime užrakinti produktams, teisingai perdirbdami tuos produktus mes galim tą užrakinimą pailginti ilgesniam laiko tarpui, bet tuo pat metu klimatas daro iššūkį ir toms pačioms ekosistemoms. Tai yra besikeičiant klimatui keisis mūsų miškai. Tikriausiai daugelis miškininkų žino, kas dėjosi prieš keletą metų ir vis dar vyksta tam tikra apimtimi Vokietijoje, Čekijoje, kitose šalyse su medynų džiūtim, su temperatūrų padidėjimais. Tai tas atsparumo klimato kaitai klausimas jis taip pat bus aukštai darbotvarkėje. Tai yra mes turime ne tik tai, kad tvariai naudoti savo ekosistemas, bet naudoti jas taip, kad tos ekosistemos išliktų prisitaikiusios klimato kaitai ir tas prisitaikymas leistų toliau tą anglį ekosistemose kaupti bei ją tvariai naudoti kitiems. Biologinės įvairovės strategija taip pat yra labai svarbus dokumentas. Manyčiau, kad šios asociacijos nariams tai ko gero vienas daugiausia nerimų keliančių dokumentų, nes pagal šitą strategiją numatoma, kad 30 metais ES turėtų būti 30% sausumos ir jūros teritorijų kaip saugomos teritorijos, bei trečdalis šių teritorijų griežtai saugomos. Dabar liktai eina kalba, kad tos griežtai saugomos yra vadinamos teritorijos be gavybos. Ta prasme, kad veikla kažkokia tai leidžiama, bet ta tiesioginė gavybos veikla kaip ir turėtų būti draudžiama. Tai iš tikrųjų iš to kyla daug įvairių baimių ir nežinomybės. Ir taip pat biologinės įvairovės strategija numato plėsti miškų plotus. Tai šitoje vietoje Lietuva kažkokia apimtimi prie to prisijungs. Ir tikriausia klausimas, kaipgi visą tai paveiks Lietuvos miškų sektorių ir kasgi turėtų vykti miškų sektoriuje. Ir tiesiog taupydamas visų laiką norėčiau akcentuotis ties 3 tokiais esminiais dalykais, tai miškingumu, saugomų teritorijų plėtra ir taip pasakykime, paprastai biurokratijos mažinimo klausimais. Tai pirmasis klausimas, vyriausybė, kaip žinote, yra nusimačiusi, kad Lietuvos miškingumas turėtų pasiekti 24 metais 35%. Tai iš tikrųjų yra labai ambicingas tikslas, jeigu hektarais pavertus labai dideli skaičiai hektarų, kurių mes kol kas net nerti to, kad galėtumėm pasiekti. Ir šitoje vietoje turėtume matyti 2, ko gero, svarbiausius linijas. Tai pirmoji linija tai yra
naujų miškų įveisimas, o antroji linija tai savaiminių miškų įtraukimas į miško žemę. Ir šitoj vietoj jau, ką mes esame ministerijai padarę, tai mes esame persižiūrėję visus teisės aktus, susidarę tą procesą ir visus žingsnius, kągi miško savininkas turi pereiti, siekdamas pasodinti mišką, bei vėliau jį įteisinti nekilnojamo turto registre. Iš tikrųjų, gavosi taip, kad visa ta schema yra smulkių šriftų A3 puslapis, iš tikrųjų sudėtinga, yra labai daug besidubliuojančių etapų. Pavyzdžiui, tą pačią saugomų rūšių informacinę sistemą net 4 kartus skirtingais etapais yra kreipiamasi, kad sužinoti tą pačią informaciją apie tą pačią vietą. Reikalingi keli tikslieji matavimai, vieną kartą apmatuoti prieš įveisiant, kitą kartą įveisus, trečią kartą įvedant į registrą. Tai vienu žodžiu yra vietos, kur mes galime supaprastinti tą patį procesą, nepažeisdami to prasme kažkokių kitų lūkesčių, kad apsaugotumėm saugomas rūšis ar dar kažką padarytumėm, tiesiog su besidubliuojančius darbus pašalindami, tai tą numatome iš principo daryti šiais metais ir matyti kažkurio momentu šiais metais mes išeisim su savais siūlymais, kuriuos norėsime viešai aptarti ir bus tikriausia labai svarbu sužinoti iš jūsų, ar mes nesam kažko praleidę ir sulaukti pasiūlymų, kaip mes galėtumėm dar labiau pagreitinti tą procesą. Aišku, kitas dalykas yra savaiminių miškų įtraukimas į miško žemę. Daugelis iš mūsų pastebim, kaip apleistos žemės apauga miškais, bet apaugančios miškai žemės dažnai savininkų yra našta. Pagal dabartinį miškų įstatymą 20 metų sulaukęs miškas, jis automatiškai patenka į miškų kadastrą. Tuo tarpu, jeigu savininkas turi 18 metų mišką, nori išvengti nekilnojamo turto mokesčio, bei, ta prasme, savaiminį mišką, aš turiu omeny, nori išvengti nekilnojamo turto mokesčio, bei tą vietą paversti miško žeme, jis turi sutvarkyti begalį dokumentų. Ir matyt, betvarkydamas tos dokumentus, jo miškas sulauks 20 metų ir bus automatiškai įtrauktas. Tai šitą dalyką mes taip pat turėtumėm išspręsti ir turėtų būti paprastesnė tvarka tiem žmonėms, kurie nori savo savaime medžiais apaugusią žemę paversti miškais, šitą procesą supaprastinti. Iš kitos pusės mes suprantam, kad tas noras jis gali būti dėl įvairių priežasčių, bet jeigu mes tęstume išmokas už jaunuolynų priežiūrą tuose žemėse, už įveistą mišką, už atsodinimą kažkokių tai retmių tose vietose, tai mes dar labiau paskatintumėm žmonės tuos savaiminius miškus įsiteisinti. Dėl to tam naujajam periodui programavimo mes vis dėlto numatom tęsimą miško veisimo programų, jaunuolynų priežiūros programų ir šitoje vietoje matytumėm taip pat tam tikrus poreikius, ta prasme pasikonsultuoti, kaip tas programas padaryti efektyvesnės ir paprastesnės. Vienas iš dar svarstomų klausimų, kurie susijęs su Lietuvos miškingumu tiesiogiai, bet jie pirmiausia susijęs su klimato kaita. Visoje Europoje šiuo metu vyksta diskusijos dėl to, kaipgi turėtumėm atlyginti už anglies kaupimą miškuose. Ir šitoje vietoje Lietuvoje tos diskusijos prasidės. Dar šiuo momentu mes nesam jų pradėję, tai dėl to, kaipgi mes turėtumėm atlyginti, ar turėtumėm mokėti išmokas, kokiu pagrindu turėtumėm mokėti išmokas, už kokias lėšas turėtumėm mokėti išmokas, už medynų tūrių prieaugių ir miško dirvožemio apsaugą paremtą anglies kaupimo miškuose. Tai šios diskusijos dar bus kiek vėliau. Miškingumas yra artimiausias darbotvarkės klausimas. Saugomų teritorijų plėtra. Iš tikrųjų, su saugomų teritorijų plėtra mes turime pakankamai negerą situaciją, taip galima pasakyti, per 15 Lietuvos buvimo Europos Sąjungoje metų mes vis dar nesugebam užbaigti paukščių ir buveinių direktyvų įgyvendinimo. Mums vis dar trūksta tiek ploto, tiek apsaugos teritorijų viduje. Tam priežasčių yra daug ir čia matyti aš nesiplėsiu, galėsim, jeigu norėsit, padiskutuoti. Bet viena iš tokių esminių priežasčių yra kompensavimo trūkumas. Ta prasme, savininkų nenoras, kad pas juos, kad jų žemėje atsirastų saugomos teritorijos, iš principo jis kyla iš to, kad savininkas kitaip planavo tą mišką naudoti ir jam atsiradusios prievolės griauna planus ir automatiškai, kad nemaža dalis savininkų dėl to pyksta. Tai šitoje vietoje mes vis dėlto matom, kad turime sukurti kompensavimo sistemą ir dabartiniu momentu žiūrime labiausiai į Suomių pavyzdį, kur yra kasmetinės kompensacijos, vienkartinės kompensacijos ir žemės išpirkimas. Vyriausybės programoje esam nusimatę, kad
kad išpirksim ne mažiau nei 400 hektarų per visą vyriausybės kadenciją ir Seimo kadenciją miškų, vertingiausių miškų. Ir tuo pat metu ateina kiti svarbus klausimai susiję su klimato kaita ir su šlapynių apsauga bei atkūrimu, kurie tampriai susiję su saugomomis teritorijomis. Tai taip žargonu angliškai vadinamas carbon offsetting, lietuviškai tikriausiai verstųsi anglies užšaldymas ar kažkaip. Tai yra toks, pavadinkim, verslo modelis, kai žemės savininkas pasiūlo kažkokiam tai verslui, nežinau, dideliai logistikos kompanijai ar dar kažkam tai, sukaupti tą jų išmetamą anglį pas save žemėje ir ta privati įmonė ją moka. Tai iš tikrųjų šitoje vietoje tas verslas po truputį kyla ir mes matom, kad būtent miškų savininkai, šlapžemių savininkai galėtų būti tie, kurie galėtų siūlyti tas paslaugas anglies užrakinimo 50-70 metų įvairioms įmonėms. Žinoma, šita rinka yra labai jauna. Iš tikrųjų, ta rinka save realizuoja daugiausia Afrikos šalyse, bet po truputį yra žvalgomasi ir į kitas šalis. Ir pagrindinis šitoj vietoje aspektas yra žemės turėjimas ir gebėjimas toje žemėje garantuoti, kad anglis bus užrakinta ilgam. O kaip žinome, miškai auga ne vieną, o kelias kartas ir tai gali būti daroma ir miškuose. Tai šitoj vietoje egzistuoja dar viena niša, kurią matyti reikėtų ateityje matyti ir bandyti naudotis. Trečiasis klausimas, kuris yra susijęs su informacinių sistemų atnaujinimu. Mes iš tikrųjų suprantam, kad miškų sritis yra be galo detaliai reglamentuota. Ta prasme, kiekvienas žingsnis yra reglamentuotas, kiekvienas veiksmas yra reglamentuotas. Ir vakar mes kartu su aplinkos ministru ir kita politinė komanda buvom nuvažiavę valstybinių miškų urėdiją sodinti į miškasodį. Išbandėme tas naujasias technologijas, kaip sodinti konteinerizuotais sodmenimis. Įspūdžiai iš tikrųjų labai geri, bet mano tokie įspūdžiai, kad kiek reikia daug žinoti tą miškui, kad tą mišką pasodinti, ta prasme, kokiu atstumu, kokio medžių rūšimis, kurioje vietoje, kurie medžių rūšimi, nors šalia matosi, kad iš principo abi medžių rūšys sėkmingai sugeba egzistuoti, tai iš tikrųjų to reglamentavimo yra tikrai daug. Ir matyti nacionalinis miškų susitarimas bus tas formatas, kur tą reglamentavimą mums reikėtų labai rimtai peržiūrėti. Kokių tikslų mes tuo reglamentavimu siekiame, ar tas reglamentavimas pasiekia tuos tikslus iš tikrųjų ir mes galim kažkaip kitaip reglamentuoti, bet dabartiniu momentu mes jau pradedame stipriai dirbti su informacinėmis sistemomis. Tai yra valstybinių miškų tarnyba pradeda naują kirtimų leidimų išdavimo sistemą ruošti, kuri turėtų pakeisti senąją, kuri turėjo įvairiausių trūkumų. Ir tuo pat metu aplinkos ministerija pradeda įgyvendinti biologinės įvairovės informacinę platformą, kuri turėtų pakeisti saugomų rūšių informacinę sistemą ar dar begalę kitų sistemų. Šioje vietoje ši informacinė sistema bus daroma visiškai kitaip negu visos prieš tai buvusios. Tai yra, mes atsisakėme formuoti sudėtingus konkurso sąlygas, formuoti, po to gauti rezultatą, kuris yra netoks, kokio tikėjomės. Tiesiog šiuo atveju aplinkos ministerija pati samdo projekto vadovą, pati samdo programuotojus ir kartu su specialistais ruoš sistemą, tobulins ją tam, kad jinai būtų tokia, kokia aplinkos ministerija yra reikalinga. Iš tikrųjų, siekiai yra labai paprasti, kad abi tos informacinės sistemos būtų paprastos vartotojams. Kitas siekis yra, kad aplinkos ministerija iš tikrųjų turi labai daug informacinių sistemų, bet didžioji problema yra ta, kad jos tarpusavyje, taip paprastai kalbant, nesikalba. Tai yra, nėra duomenų mainų tarp skirtingų sistemų ir dažnai tiek pačiam gyventojui tenka kreiptis į keletą informacijos šaltinių tam, kad susirinkti jam reikalingą informaciją. Jeigu tai vieno langelio principų daroma ta prasme, daro kažkokią tai valstybės įstaigą, vis tiek jinai turi tikrinti per keletą informacijos šaltinių ir tas tikrinimas užtrunka laike. Tai dabartiniu momentu mūsų toks tikslas, kad jau šitos dvi informacinės sistemos pilnai bendrautų tarpusavyje. Tai yra, jeigu kreipiasi kirtimo leidimo kažkas, tai jau ta sistema kirtimo leidimų išdavimų pati pasitikrintų, ar ten yra saugomų rūšių, kada jos yra nustatytos, kokia taikoma jom apsauga ir įvairius panašius dalykus.
Tai matyti šios sistemos bus tobulinamos, bus pristatytos viešai ir apie jas taip pat galėsim padiskutuoti. Na ir paskutinė tema, ties kuria aš matyti ilgai labai nesiplėsiu, tai nacionalinis miškų susitarimas. Iš tikrųjų, klausimas yra labai aktualus. Kas stebi mūsų koordinacinės grupės susitikimus, vyksta labai audringi debatai. Iš tikrųjų, tema yra svarbi ir šita tema yra, aš sakyčiau, kalbama šioje temoje yra gerokai per vėlai. Iš tikrųjų, galima buvo kalbėtis gerokai anksčiau šitoje temoje ir tas susikaupęs priešiškumas tarp skirtingų interesų vienaip ar kitaip vis atsiranda. Ir mes vis dėlto tikimės, kad tas nacionalinis miškų susitarimas leis subalansuoti miškų politikos kryptis ir mes galėsime dirbti kryptingai, nesiginčydami tam tikrose kryptise. Čia, žinot, vadovaujantis skandinavų kultūrą labai stipriai ginčytis, kol susitarsim, o po to, kai jau susitarsim, tiesiog daryti tą, ką sutarėm ir daugiau nebesiginčyti. Tai numatoma tokie 4 etapai. Tai pirmasis etapas iš principo kaip ir pasibaigęs. Tai koordinacinė grupė yra suformuota, buvo įvadinis renginys. Mes turėtumėm per maždaug mėnesį pereiti į vizijos etapą. Vizijos etape turėtume diskutuoti apie bendrą miškų viziją sektorinėse grupėse. Toliau sektų temų etapas, kur kiekviena sektorinė grupė apsibrėžtų, kasgi jai svarbu ir turėtų atsispindėti nacionaliniame miškų susitarime. Būtų ieškoma bendrų sąlyčio taškų, išsiskyrimo taškų ir tose vietose, kur nerandamas bendras susitarimas, būtų formuojamas susitarimų grupės ir tai būtų formuojamas pats dokumento tekstas. Aš čia labai paviršutiniškai perbėgau, kaip visą tai turėtų būti daroma. Artimiausiu metu vis dėlto planuojame parengti išsames gairės ir tos išsamios gairės turėtų atsakyti į detalius klausimus, kaipgi bus priimamas sprendimas, kas kiekvienoje vietoje dalyvaus ir taip toliau. Ir čia jau asociacija pateikė savo lūkesčius nacionaliniam miškų susitarimui. Iš tikrųjų, nacionalinis miškų susitarimas nuo visų kitų darbo grupių pasižymi tuo, kad ministerija čia dalyvauja kaip suinteresuota šalis, bet vis dėlto mes turim ir savuosius lūkesčius šitam dokumentui. Tai iš tikrųjų mūsų lūkesčiai yra labai paprasti ir yra labai svarbus tam, kad galėtumėm toliau dirbti ir įgyvendinti vyriausybės programą. Tai pirmasis lūkestis, kad atitiktų sprendimai europinius darnaus miškų tvarkymo principus. Antrasis lūkestis, kad nacionalinis miškų susitarimas sutartų, kaip šalies miškingumas turėtų didėti ir kad ta kryptis turėtų būti brėžiama didėjimo kryptimi, nestabili, nemažėti, o būtent didėjimo. Taip pat akivaizdus mūsų lūkestis, kuris jau yra programoje atspindėtas, kad saugomų miškų, tai yra ūkiniais kirtimais nekertamų miškų plotas turėtų augti. Kiek jis turėtų augti, turėtų atsakyti matyti tas pats nacionalinis miškų susitarimas. Šitoje vietoje mes suprantam, kad mediena yra atsinaujinantis išteklius, kuris prisideda prie mūsų visų gerovės. Ir manome, kad nacionalinis miškų susitarimas turėtų būti parengtas taip, kad medienos kiekis turėtų išlikti bent toks pat pateikiamos į rinką, aš turiu omeny. Taip pat labai svarbus specialistų skaičius. Daug yra nuogąstavimų, kad nacionalinis miškų susitarimas atims darbo vietas, bet iš tikrųjų pats žalėsis kursas rodo ir įvairios studijos rodo, kad tie nestandartiniai sprendimai, kurie turės ateiti siekiant miškus pritaikyti klimato kaitai, siekiant, kad juose būtų užrakinama daugiau anglies, kad ta mediena būtų naudojama tvariai, reikalaus nestandartinių sprendimų, o nestandartiniai sprendimai reikalaus daugiau specialistų ir geriau išsilavinusių specialistų. Tai iš tikrųjų miškininko profesija jinai yra perspektyvi ir šių specialistų ateityje tikrai daugės ir mes tą tikimės atspindėti ir nacionalinio miškų susitarime. Taip pat nacionalinio miškų susitarime tikimės atspindėti, kaip mes pilnai gebėsime įgyvendinti paukščių ir buveinių direktyvas bei užbaigti Natura 2000 teritorijų steigimą. Ir bazinis toks mūsų matymas yra, kad toks lūkestis, kad visi papildomi aplinkosauginiai apribojimai turi būti atlyginami. Ta prasme, šitoje vietoje mes neturime ginčų ir manom, kad vis dėlto nereikėtų mums kažkaip tai slėptis ir bandyti kažkaip spręsti kitaip tas problemas. Tai yra, mes susitarėm dėl tų pačių bazinių apribojimų, kurie yra taikomi visiems. Ir jeigu iš kažko mes prašome daugiau, tai tam kažkam turėtų būti atlyginama. Tai tiek mano pokalbio, ačiū tada labai uždėmesį ir tikiuosi dar turime laiko kažkiek diskusijai.
Aš tai, viceministrė, dėkui labai jums už pristatymą ir prezentaciją. Kadangi visą valandą numatyta ir su ministru, ir jūsgi bendra komanda, gal tada, Danai, galėtume mes pratęsti mūsų pristatymus, kadangi Mindaugas Survila laukia ir dar Vilius Brukas pasirengęs miškų politikos pašnekėti. Ir tada gal bendrai su ministru ir padiskutuosim, nes jūs neatsijungsite, ne? Taip, aš dalyvausiu.